Labą dieną. Tai Kupiškio rajone Naiviuose, Parko gatvė 11, parduodamas tvirtas mūrinis namas. Tai va viską parodysiu. Sklypo plotas yra 36 arai. Sklypas yra suformuotas, bet žemė nėra išpirkta tik tai. Tai einam. Tai name yra vietinės nuotekos, vandentekis gyvenvietės. Čia va, kur žalia pjauta šviežiai, tai va čia riba. Dalis plastikinių langų yra pakeista, parodysiu ir vidų, vaiskrūmių yra irgi. Čia, kaip matot, šitoj vietoj pakeisti langai, parodysiu ir vidų, aišku. Buvo graži eglutė auga. Geras ūkinis pastatas, yra elektra irgi. Čia va, garažas kaip atrodo, tai 2 mašinam netgi gal vietos būtų įvažiuot. Čia ūkinis va šiek tiek parodau. Čia tokie toliau einant, va, patalpos kambariukai. Čia va dar toks ūkiniam čia. Po namu yra didelis rūsys irgi. Čia dabar automatukas irgi yra tikėjus. Į rūsį laiptai. Einam rūsį pasižiūrėti. Tai va čia va yra naujai pakeistas kranas, skaitiklis. Ir nu, čia reikia dasivedžiot. Su skaitikliu sujungs kraną dar. Čia va toks centrinė šildymo pečius stovi, boileris. Tų patalpų čia daug visokių. O čia va, nu, kažkiek dar matosi, bet čia šviesos nėra dabar. Ir ten dešiniai dar viena patalpa irgi panašaus dydžio. Tai va, toks rūsys. Einam toliau žiūrėti, tai čia toliau paėjus koridoriukė, tada po dešinę pusę čia yra tualetas irgi, taip atrodo. Tiesiai einant virtuvė, va, dar minimalus virtuvės baldeliai yra, taip viskas atrodo, čia parodau virtuviai. Tada sekantis eina va toks didelis kambarys čia. Židinys, kaip matot, stovi. Centrinis šildymas, aišku, tie radiatoriai yra seni, bet veikdavo. Tai gal net ir nebus skubos keistis, o gal ir viską keisit iš karto. O taip, didelis čia kambarys. Kokie 25 kvadratai, daugiau gal dar. Nu ir einam toliau dabar. Tai čia dabar sekantis koridoriukas. Ir čia dabar prasideda, kur grindis reikia pirmoje vietoje keisti. Priglota čia dabar medienos visokios visko, bet čia grindis supūvusios. Kas gero yra, tai kad pirtis yra padaryta name. Tai pirmą kartą tikriausiai matau, kad pačiam name būtų taip, pirmam aukštį įrengta pirtis. Tai čia kūrenimas ir pirtelė padaryta. Yra vienas laktas taip atsisėdimui. Va, pirtelė padaryta. Čia vanduo irgi visur ateina. Šitągi tik tai sujung dabar reikia. Tai čia grįžta dabar į koridoriuką vėl. Ir čia nuo to koridoriaus, va, kaip matot, visur skylės, o čia grindis reikia keisti. Pati konstrukcija, jinai tikrai yra tvirta. Čia pelėse gal truputėlį yra, bet šiaip viskas, o čia plastikiniai langai pakeisti, kaip matot. Ir dabar, va, kur čia buvo pirtis, koridoriukas, tai užsisukimas, čia dar vienas kambarys. Čia irgi grindis reikia keisti. Po kilimu irgi yra skylė. Bet pats kambarys, kaip matot, atrodo tikrai gan tvarkingai. Va, parodau kelis kampus. O čia buvo greičiausiai dušas padarytas. Aš dabar šitągi, va, čia dušui patalpa buvo tikriausiai. Va, yra ir kranas ten kampė. Vandens rozetės. Čia tokia kaip vonė buvo padaryta. Ir ūkinis matos per langą. O čia į palėpę užlipimas. Tai palėpė irgi eina per visą namą, labai daug vietos. Tai ten irgi galima įrenginėti kambarius, jeigu būtų aktualu. Stogas neleidžia, tvarkingas.